diena, kai Lietuvos žmonės prisimena ir švenčia savo laisvę. Kovo 11. Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, tai viena svarbiausių datų mūsų šalies istorijoje, simbolizuojanti laisvės ir demokratijos atgavimą. Šventinės eisenos ir koncertai, muziejų lankymas ar politinės diskusijos – visa tai ir dar daugiau, žinoma, yra svarbu. Bet turbūt svarbiausia, ar žmonės jaučiasi esą laisvi, didžiuojasi, jog gyvena Lietuvoje ir prisideda prie savo šalies puoselėjimo. Tai yra svarbiausia, nes šioms idėjams ir darbams reikalinga vienybė. Vienas iš tokios vienybės simbolių tapo graži tradicija mūsų mieste, kuomet dar minint 770-asias Klaipėdos metines. Tai yra, 2022 metais buvo pasiūta 77 metrų ilgio miesto vėliava, kurią kovo 11 dieną klaipėdiečiai nešė Senamiesčio gatvėmis. Tokios žmonių vienybė ir pagarba savo istorijai simbolizuojančios eitynės vyko ir šiandien. Klaipėdiečių eisena pavadinimu 350 laisvės žingsnių, nešant simbolinę miesto vėliavą, prasidėjo nuo Senojo turgaus ir tęsėsi iki Biržos tilto, kurio prieigose eisenos dalyvius ir kitus neabejingus savo laisvei ir vienybei pasitiko šventinis koncertas.